Labas, sekmadienis ir mes Investor LT kanale, kaip įprastai, aptarinėjame svarbiausius savaitės įvykius ir kartu ieškome naujų investavimo idėjų. Tai nieko nelaukia ir pradėkime. JAV akcijų rinkose matome, kad ralis tęsiasi. Po praeito juodojo pirmadienio išpardavimo mes jau baigėme atpirkti visą pakritimą. Uždarėme apatinius gepus, aš juos pažymėjau žaliais apskritimais ir panašu, kad einame uždarinėti netoli viršūnės likusio gepo, pažymėto raudonai. Aišku, volatilumo rėmuose mes galime pakristi žemiau, tam, kad uždarytume likusi raudonai pažymėtą gepą, bet svarbiausia, mes vis dar esame augimo trende. Apie tai kalbėjomės praeitose video. Mums buvo labai svarbu atsilaikyti ties 5175 punktų lygių. Neatsilaikius būtų dar viena psichologiškai svarbi stotelė ties 5000 punktų. Na, jeigu ten būtume neatsilaikę, tai dabar kalbėtume apie gerokai žemesnius lygius, 4800, na ir dar žemiau. Bet rinkos apsisuko pasiekusios 5100 punktų, bent jau kol kas. Šią savaitę aš labai laukiu, ar pakilsime virš 5488 punktų, kas rodytų, kad turime jėgos išlaikyti augantį trendą. Na ir jeigu geopolitika nepateiks mums nieko baisaus, tai galime kilti aukštyn, bent jau iki prezidento rinkimų. Gal kiek neramina rugsėjis, kuris savyje laiko tam tikrą riziką, nes dažnai būna stipresnis judėjimas žemyn būtent rugsėjį, bet gali būti ir taip, kad tą pakritimą mes jau atžaidėme. Ir dabar jau reikia ruošti rinkas artėjantiems prezidento rinkimams. Todėl panašu, kad iš paskutiniųjų jas bandys laikyti aukštumose. O dabar tą daryti bus lengviau, nes JAV ketvirčio ataskaitų sezonas jau beveik baigėsi. Ir kaip rašo Goldman Sachs, 90% S&P 500 įmonių jau baigė buybekų sustabdymo laikotarpį. Aš priminsiu, kad pagal įstatymus įmonės privalo sustabdyti išpirkimus prieš ataskaitinį sezoną, na ir jo metu. Nors aišku yra įmonių, kurios sugeba tą reikalavimą apeiti, bet kuriuo atveju dabar yra atrištos rankos buybekams ir tikrai tas sustiprina S&P 500 indekso ne tik palaikymą, bet ir augimą. Beje, nuo 2011 metų būtent buybekai ir yra pagrindinis S&P 500 augimo variklis. Ir ko gero tas dabar ir vyksta, nes kaip matome, rinkoms jau nebebaisu, visi pamiršo apie iki 4,3% išaugusią nedarbo rinką, kas pagal Sam Rules metodologiją jau kalba apie recesiją. Apie tai detaliau mes kalbėjomės praeitą savaitę. Na ir kitas man labai įdomus dalykas yra tas, kad dabar medijoje, paskutinėse apklausose mes matome, kad Kamala Harris lenkia Donaldą Trumpą. Amerikiečiai ją labiau palaiko, jos pranašumas auga, bet mes žinome, kad jos atėjimas būtų stiprus negatyvas rinkoms, nes ji palaiko pelno mokesčio padidinimą iki 28%, dabar yra 21%. Pats sprendimas gal ir nėra blogas, nes norint uždangstyti biudžeto skyles, deficitą, mokesčius reikia kelti. Bet įmonėms tai tikrai nėra gerai. Ir kažkodėl tai dabar šito dalyko rinkos dalyviai nevertina. Na, rinkos laikosi, kaip matome, aukštumose. Tai žiūrėsime, kas nutiks po rinkimų. Mano manymu, recesija dar neatėjo ir tikrai blogumą mes pamatysime būtent po rinkimų, kada stipriau jausis ekonomikos sulėtėjimas, kai palūkanų normos bus mažinamos. Aišku, čia baimintis nereikia, tiesiog žinokime galimus scenarijus ir būkime tam pasiruošę. Tai jeigu rugsėjį prasidės palūkanų mažinimas, ką beje dabar rinkose skaičiuoja 100%, tai su palūkanų mažinimu didieji investuotojai greičiausiai elgsis kaip ir anksčiau tokiose situacijose darydavo, tai jie savo aktyvus perskirstis iš rizikingų investicijų į saugesnės. Tai reiškia, iš akcijų rinkos pinigus perkels į skolų obligacijų rinką, kas reikš akcijų kritimą ir obligacijų augimą. Ir per ekonomikos lėtėjimo laikotarpį jie užsifiksuos aukštą palūkanų grąžą. O kai recesija praeis, kai ekonomika vėl bus augimo cikle, pinigai vėl keliaus į akcijų rinką. Todėl statymas ant obligacijų dabar atrodo ypač patrauklus. Kokie galimi variantai mes kalbėjomės praeitose video. O kitas svarbus momentas, kad palūkanų mažinimo fone auksas dažniausiai rodo teigiamą dinamiką. Todėl statymas ant aukso čia irgi gali būti vis dar įdomus. Apie tai taip pat kalbėjomės šiame video. Kalbant apie makro duomenis išėjusios šią savaitę, tai rinkos labai laukia infliacijos duomenų. Čia matome, kad tiek PPI, tiek CPI infliacija Liepos mėnesį buvo mažesnė nei tikėtasi,
O bendroji infliacija pagal CPI šiuo metu pasiekė žemiausią lygį nuo 2021 metų. Priminsiu tiems, kas prie kanalo prisijungė neseniai, žinokite, kad kanale atskirai kalbėjomės apie šios rodiklius, todėl jeigu įdomu pasigilinti, tai kaip ir į kitas temas, tai labai kviečiu susipažinti su grojaraščio Pinigų akademija video. Visos naudingos nuorodos ir daug kitos svarbios informacijos jūs rasite šio video aprašyme. O jeigu patinka tai, ką darau šiame kanale, nepagailėkite savo laiko, taip pat paspauskite subscribe mygtuką. Jums tai nieko nekainuoja, o man bus labai malonu. Tai bendroji infliacija pagal PPI per metus sudarė 2,2%. Tai yra, buvo mažesnė nei prognozuota, nes visi tikėjosi 2,3%, o bendroji infliacija pagal CPI sudarė 2,9%, kas yra taip pat mažiau už lūkesčius, kurie siekia 3%. Tai infliacijos dinamika lėtėja, jeigu žiūrėti į atskirus komponentus, tai energetikos sektoriuje infliacija siekia tik 1,1%, maisto produktai pabrango 2,2%. O stipriausiai brango automobilių draudimas plus 18,6%, būstų kainų dinamika taip pat lėtėja, tačiau vis dar išlieka aukščiau bendrojo infliacijos lygio, būsto nuoma plus 5,1%. Tačiau visumoje mes matome, kad infliacija slopsta ir pamažu mes artėjame iki FED 2% tikslo. Ir nors atrodo visai neseniai matėme staigų rinkos išpardavimą, nes tada buvo baimė, kad JAV ekonomika eina į recesiją, bet vėliau pasirodė eilė kitų makro duomenų, kurie rodo, kad ekonomika vėsta, bet galbūt gilios stiprios recesijos pavyks išvengti. Kaip matome, pradiniai bedarbių prašymai buvo mažesni nei prognozuota, o mažmeninės prekybos duomenys parodė, kad JAV vartotojas vis dar yra stiprus ir išlaidus. Mėnesinis mažmeninės prekybos augimas siekia 1%, tai yra gerokai viršijo prognozes, kas buvo 0,4%, praeitą mėnesį, kaip matome, buvo minus 0,2%. Tai atrodo, kad JAV vartotojas vis dar išlaidauja ir išlieka gana optimistiškai nusiteikęs dėl ateities. Nors, aišku, neturėtume pamiršti augančių kreditų, mažėjančių santaupų, kas iš tiesų neramina. Ir jeigu bus recesija, tai ji visgi gali būti tikrai labai stipri. Bet kol kas apie tai mes nekalbėkime, apie tai pasikalbėsime arčiau prezidento rinkimų, o gal tik po Christmas ralio. Aišku, viskas priklausys nuo makro duomenų. Nors kol kas man atrodo, kad recesija bus pakankamai stipri, klausimas tik tai kaip greitai ir kokiamis priemonėmis bus su ją kovojama. Beje, be Lei indikatorių ir be Sam Rules metodo apie būsimą recesiją mums sufleruoja ir JAV 2 ir 10 metų obligacijų kreivės inversija. Apie tai mes daug kartų kalbėjomės, yra nenormalu, kai už ilgesnį laiką mokamos mažesnės palūkanos, nes mes suprantame, kad turėtų būti, kad kuo ilgiau skolini, tuo aukštesnės palūkanas gauni. Tai iki šiol mes turėjome tokią anomaliją, kai už 10 metų obligacijas gauni mažiau nei už 2 metų. Bet ji po truputį nyksta, matome, kad inversija plokštėja. Ir čia svarbus momentas, kad būtent tada, kai inversijos nelieka ir ateina nuosmukis JAV ekonomikoje. Rausvos vertikalios juostos rodo recesijos laiką ir mes matome, kad istorijoje visada, kai inversijos nebelieka, tuomet ir ateina recesija. Šiame grafike mes matome, kad priėjome prie 0% skirtumo, bet penktadienį buvo dar 0,17%. Vadinasi, iki recesijos mes dar turime kažkiek laiko, dar nėra nulio. Na, svarbiausia, kad mes žinome, kaip būna ir jau esame tam pasiruošę. Kalbant apie naftą, tai Brent tipo nafta toliau juda mūsų apibrėžtame koridoriuje. Čia irgi suprantame, kad kai rinkos įskaičiuoja recesijos tikimybę, mažesnį vartojimą, tai nafta krenta. O kai rinkos baiminasi dėl konflikto artimuosiuose rytuose, tai nafta brangsta. Jeigu pasirodo žinių apie galimas paliaubas tarp Izraelio ir Hamas, nafta irgi krenta. Tai kol kas mes ir judame diapazone tarp 75 ir 90 dolerių už barelį. Apie kripto dar trumpai pasikalbėkime, bet šį kartą ne apie Bitcoiną ar Ethereumą, o apie alternatyvą tiems, kas nenori investuoti tiesiai į kripto. Mes jau kalbėjomės, kad yra variantas tada investuoti į įmonės, kurios mainina arba kitaip prisideda prie kripto. Kalbėjomės apie Marą ar Riot kompanijos, jos savo laiku tikrai leido neblogai uždirbti. Dabar žinau, kad keliems jūsų jos vėl tampa įdomios, bet dabar jau būkime itin atidus, nes kompanijos vykdo didžiulės emisijas ir jūs galite į tokias kompanijas įstrigti taip, kad nebepavyks be nuostolių išeiti.
Pavyzdžiui, Riot pranešė, kad darys papildomą akcijų emisiją ant $750 milijonų, o kai kapitalizacija kiek daugiau nei 2 milijardai, tai tokia papildoma emisija tikrai atrodo didžiulė. Mara eina šiek tiek kitų kelių, ji planuoja išleisti obligacijas tam, kad nusipirktų bitkoiną ir nors suprantame, kad tokie sprendimai dar stipriau spaus jau ir taip stipriai užkredituotas kompanijas, bet investuotojai toliau rizikuoja, net ir MicroStrategy investuotojams vis dar atrodo patraukliai, nors pasižiūrėjus į jo augimą, atrodo, kurgi dar jam kilti, kai nei šiems, nei kitiems metams dar neplanuoja net pelno. Ir jeigu bus recesija, tai kripto tikrai nebus tas aktyvas, kuris gelbės. Auksas taip, variantas kapitalo apsaugai per recesiją greičiausiai bus, obligacijos taip pat, bet kripto bijau, kad kris kartu su visa akcijų rinka. Ką beje jie ir darė per juodąjį pirmadienį. Grįžtant prie MicroStrategy, norėjau pasidalinti vienu grafiku, kad kartu pasižiūrėtume į jo augimą nuo 20 metų rugpjūčio mėnesio, tada, kai buvo priimtas BTC standartas. Matome, kad kompanijos akcijos augo daug geriau nei indeksai arba daugelis kitų populiarių augimo kompanijų akcijų, įskaitant ir Nvidia, kuri šią savaitę paaugo 19%. Tikrai labai gražiai žaliuoja S&P 500 žemėlapis, bet ieškant idėjų labiau domina tai, kas raudonuoja. Tai šią savaitę stipriau raudonuoja kompanija Chipotle Mexican Grill, tikeris CMG, minus 5,5%. Čia naujiena yra ta, kad Starbucks kompanija pakeitė savo CEO į dabartinį Chipotle restorano tinklo vadovą. Ir naujasias pareigas jisai pradės eiti nuo rugsėjo 9 dienos. Todėl šioje situacijoje viena kompanija liūdi, matom, kad čia akcijos krenta, o Starbucksas štai plus virš 26% paaugo. Praktiškai pasiekė tikslinę kainą, nes rinkos į tokią naujieną sureagavo taip, tarsi būtų užauginę 20% pelną. Bet jų kol kas tik eina kalba apie pakeistą vadovą. Tiesa, vadovas rimtas, CMG rezultatai stipriai pagerėjo jam atėjus, na ir kai tiek daug iškart skaičiuojama į kainą, tai galbūt jau galima dalį pelno ir užsifiksuoti. Čia žinoma nepatarimas ar rekomendacija, tiesiog garsiai svarstau, o sprendimas visada yra, aišku, jūsų rankose. O štai kita vis dar įdomi istorija, ji šią savaitę taip pat neblogai užaugo, tai yra kompanija Ulta Beauty, tikeris ULTA. Matome plus 17% per savaitę, beje šią idėją kaip apie stipriai neįvertintą kompaniją jau kiek anksčiau dalinausi uždarame klube, todėl man buvo dvigubai smagu sužinojus, kad ir senelis Warrenas Buffettas ją nusižiūrėjo. Ir ne tik nusižiūrėjo, bet ir nusitaikė, nes paaiškėjo, kad būtent šią kompaniją jis pildėsi savo Berkshire portfelį už $260 milijonų. Todėl investuotojų reakciją matome, kai jie sužinojo apie pirkimą, matyt galvoja, kad Buffettas šiuo paketu neapsiribos. Kita vertus, kompanija pagal mane tikrai yra labai stipriai neįvertinta, todėl dar vis lieka įdomi. Taip pat buvo idėja dėl kompanijos Nike, tai pasirodo ją pildėsi kitas mums puikiai žinomas guru, Billas Ackmanas, jo Berkshire Square portfelis pasipildė už $229 milijonus Nike akcijų paketu. Vis dar lieka įdomios ir farmacijos kompanijos, nekart aš dalinausi idėjomis, bet dabar norėjau pasidalinti Morgan Stanley atliktų tyrimų. Šio banko analitikai išanalizavo situaciją su jų pipeline'ais ir nustatė, kad artimiausiais metais farmacijos įmonės susidurs su daugybė pagrindinių vaistų patentų apsaugos galiojimo pabaiga. Iš viso didžiosios kompanijos gali prarasti iki $180 milijardų pajamų. Didžiausi patentų apsaugos praradimai yra šiose įmonėse Amgen, Bristol Myers, Merck ir Biogen. Jos daugiau nei 40% pajamų gauna iš vaistų su patento apsauga, kuri, aišku, suprantame, baigėsi. Nors žiūrint į kompanijų rodiklius, tai visa tai atrodo įskaičiuota į kainą, ypač tas įskaičiuota į BMI kompaniją, jo vardinis PE yra 7. Kitų įmonių šis rodiklis yra kiek aukštesnis. Pavyzdžiui, Gilead Sciences, AbbVie, Eli Lilly, Johnson & Johnson rizika yra minimali, mažiau nei 30% jų pajamų yra iš patentuotų vaistų, kurių baigėsi apsauga, ir geriausiai čia atrodo Vertex Pharma, nes tik 6% pajamų iš vaistų, kurių patento galiojimo laikas baigėsi. Aišku, Morgan Stanley šią ataskaitą pasidalino ne tam, kad gąsdintų investuotojus, kad štai gresia pajamų sumažėjimas. Čia daugiau matyt buvo norima parodyti, kad svarbu vykdyti susijungimus ir įsigijimus.
Ypač svarbu įsigyti mažas farmacijos įmonės su daug žadančiais vaistais, kurie galėtų pakeisti nebegaliojančius vaistus. Taip pat reikia žinoti, kad patento galiojimo pabaiga nereiškia, kad iš karto kompanijos praras pajamas, jos paprastai mažėja palaipsniui. Ir kitas momentas, didžiausių įmonių balansuose yra nemažai kešo, todėl įsigijimo sandorius jos daro ir darys. O mums, ilgalaikiams investuotojams, reikia ramiai žiūrėti į rinkos emocijas, kai paskelbiama apie naują pirkimą. Suprantame, kad momente pajamos tos įmonės, kuri perka, ir pajamos ir pelnas mažės, bet ilgainiui tokia sinergija atneš didesnę naudą. O štai Goldman Sachs kviečia atkreipti investuotojams dėmesį į Russell 2000 kompanijas. Nesakysime, kad labai pavėluotai atkreipė dėmesį į jas. Geriau, aišku, vėliau negu niekad. Kodėl jos gali būti įdomios, mes jau puikiai žinome, nes jau senokai apie jas kalbamės, kaip apie įdomesnį variantą investicijoms. Bet pastebiu, kad pastaruoju metu vis dažniau medijoje atsiranda analitikų ir investamų nuomonių, kad įdomiausia dabar jau ne S&P 500, o Russell 2000. Ir Goldman Sachs analitikai skiria būtent tokias priežastis, kad Fed palūkanų normos sumažinimas palengvins kreditavimo naštą mažoms kapitalizacijos įmonėms, likvidumo perteklius pirmiausia yra nukreipiamas į agresyvesnės istorijas, tai yra mažesnės ir vidutinės įmonės. Potenciali Big 7 premija jau eina į pabaigą, akcijos yra perkaitusios, todėl jų augimas lėtės. Vadinasi, investuotojai nukreips pinigus ten, kur potencialas uždirbti yra didesnis. Bet čia vėlgi reikia būti jau atsargesniems, nes jeigu bus patvirtinta recesija, tai mažos kapitalizacijos kompanijoms bus daug sunkiau nei didelėms. Judėkime toliau. Kompanija Google pristatė naują Pixel išmaniųjų telefonų liniją su gilesne AI integracija. Tai čia puikia naujiena, bet kartu žiniasklaidoje pasirodė naujiena, kad Jungtinės valstijos svarsto galimybę padalinti Google į skirtingas įmones, nes buvo nustatyta, kad bendrovė monopolizavo internetinės paieškos rinką. JAV teisingumo departamentas visgi pasiekė, kad Google būtų pripažinta kaip monopolininkė ir dabar galvojama apie bausmę. Ir svarstomi variantai, įskaitant įmonės padalinimą, dėl ko Alphabet gali netekti Google Chrome, Android OS ir AdWords reklamos platformos, kuri atneša įmoniai 2/3 pajamų. Judėkime toliau. Gera naujiena pasiekė Boeing kompanija. Iš Izraelio Al Israel Airlines užsakė 31 Boeing 737 MAX lėktuvą. Taip pat pozityvo rinkoms pridėjo ir Walmart kompanija. Ji pateikė, kad EPS siekia 67 centus, nors rinka tikėjosi 65. Ir be to Walmartas priešingai nei Amazonas pareiškia, kad laukia stabilios vartotojų paklausos, jie nejaučia susilpnėjimo. Ką beje mes ir matėme per paskutinius makro duomenis, kad vartotojas toliau išlieka stiprus, nors gali būti, kad iš paskutiniųjų jis laikosi, todėl seksime makro duomenis ir viską žinosime. Toliau Lockheed Martin įsigijo erdvėlaivių kompaniją Terran Orbital, tikeris LLAP, už $450 milijonų. Iš biržos tikėtina ši kompanija bus išimta, akcijos dabar prekiaujasi vos po 25 centus. Taip pat matome, kad Pringles čipsų gamintoja Kellanova stipriau žaliuoja, pasirodo, ją nori išpirkti Mars kompanija. Apskaičiuota, kad sandoris sieks $36 milijardus. Tai bus didžiausias pirkimas šiais metais. Mars mokės $83,5 už Kellanova akciją. Kaip matome, šiuo metu akcijos kaina $80, todėl kas laikote irgi gali pamastyti apie fiksavimą. Tai buvo viskas, ką jums parengiau šį kartą. Ačiū, kad buvote kartu ir iki kitų susitikimų.